Sveiki visi. Noriu pašnekėti apie vadinamą nunulinimą. Toks yra dalykas. Dabar taip. Pabandysiu jums papasakoti, kas tai yra, kaip tai yra. Nu ir kad kaip būtų, kaip visą laiką, iš abiejų pusių. Ir iš materinės, ir iš dvasinės. Kodėl? Jei kas dar nežinot. Žmogus yra dvasinė būtybė, energinė būtybė, galim sakyti, įsikūnijusi šiuose avataruose, tose, kuriuos mes matom veidrodyje. Tai va, dabar reikalas toks. Ir aš, sakykime, yra posakis, yra tikrai daug kurie mes mėgstam, tiesiog atsijungt nuo visko. Nu, sakykime, darai, galų galio jau per gerklę lenda tas pats darbas, kažkas ir sugalvoji, ko nori. Atitrūkt nuo visko, viską pamiršti ir nieko nebnori ir taip toliau panašiai. Aš nieko nesakau, tai tikrai būna ir nuo pervargimo, ir nuo viso kito. Nuo krūvos darbų ar nuo krūvos minčių ir taip toliau panašiai. Dažnai, nu, sakykime, kas gali sau leisti, nu, galim vienaip ar kitaip leisti, sakykime, ir dingti atostogų. Nu, vieni važiuoja toliau, kiti važiuoja arčiau, kiti atostogauja, nežinau, nu kažkur išvažiuoja bent porai dienų. Ir čia įdomus dalykas pasirodo yra, kada žmogus kažko siekia, tai galima, tai yra, nu, sakykime, vardinti labai paprastai, imam nuo, kažkokio tai lygio, nu, grindinys, sakykime, 0. Ir po to ėmė į viršų. Tai va, kada žmogus pasiekia 9, po to turi eiti 10. Tai yra 1 ir 0. Ir jeigu žmogus tiesiog nori atsijungti nuo visko, viską pamiršti ir išvažiuoja kur nors pailsėti, nesvarbu. Tebūnė į šiltus kraštus, nu, kaip sakant, nu, negi mes nenusipelnom. Ir tokiu atveju pasirodo, jo, tas pasiekimas 9 yra nunulinimas. Toliau eina ne 1, ne tikslas, o eina 0. Čia labai įdomus dalykas. Dabar kitas atvejis, kurį davė pavyzdžių, man labai patiko. Kaip padaryti, kad būtų tvarka? Tai va, pirmiausia, kada, sakykime, nu, tu kažko sieki. Yra tikslas kažkoks, tai nesvarbu, ar išspręsti reikalus, sakykime, įmonėje, ar firmoje, ar bendravime, ar ten. Nu, yra dalykų, kur nežinai, kaip padaryti. Ar aišku, kai visą laiką viskas būna krūvoj. Tokiu atveju, sakykime, nu, reikia spręsti problemas, tą išvadas daryti, analizę, bet kai viskas krūvoj, neina to padaryti. Tokiu atveju, kada žmogus, sakykime, išskrenda, pailsėti. Tikrai pailsėti, permastyti, apgalvoti. Kas gaunasi? Jis turi tikslą. Ir jis važiuoja ne tik pailsėti, jis važiuoja su tikslu. Ir tai gaunasi, yra tikslas ir yra nusinulinimas. Tai va, čia gaunasi, kad jis pereina į aukštesnį lygį. Kiek aš iš savęs atsimenu, taip, nu, permaščiau, kad 10 tai yra arba, nu, tiesiai eina, 10 tai yra lūžis, kada kelias gali eiti taip pat tiesiai, o gali pakeisti, gali eiti kitą linkmę. Tai va, 10 yra lūžio taškas, kada tu gali tęsti tą patį, bet kur tęsti, tau visa paletė. Tai va, tokia įdomus toks tyrimas buvo atliktas, jums tiesiog pasakoju, kad dauguma jūsų nemėgsta, kaip sakant, gilintis. Mėgsta, nu, kaip ir aš kažkada, mėgsti gilintis tada, kada visgi randi ne tik vieną pasakymą. O kai randi, nu, permastykit savo gyvenimą. Ar ne taip yra? Permastykit aplinkinių savo gyvenimą. Ar ne tokios taisyklės yra? Ar ne taip pas juos? Pabandykit, žiūrėti, pasigilinti, pamastyti. Ir jeigu tai pasiteisina, reiškia į tas žinias, nu, tos žinios pasitvirtina, reiškia, galima giliau žiūrėti. Dar vienas labai, nu, čia ta tema buvo apie nunulinimą, tikrai kiek permąsčiau, visą tai pilnai atitinka. Dabar, šiandien buvau parduotuvėje ir užsakėm plytelių ir paprašė mano telefono numerio,
kadangi vis tiek užsakymą darbą, prašė telefono numerio, pasakiau ten 8 ir jinai sako, sako, tas aš jau 0, sako, reikia rašyti priekyje, vietoj 8. Sako, reikia pratintis, kaip sakau, kas čia per bairis. Sako, kaip mes rašydavom plus 370 tarptautinis kodas, dabar 8 rašom, o jau nuo 25 vesti reikės 0. Ir man taip labai įdomiai nuskambėjo. Dabar imam iš to tyrimo pusės. Kas gaunasi? Yra šalis, nieko nesakau, yra Rusija rašo plus 7. Kaip rašys tada, nežinau. Kompiuterinėse programuose visi žinom, yra vienetukas ir nuliukas. Jie ar patys nedaugo iki didesnių skaičių, ar tiesiog žmonijai neleidžia iškilti daugiau vienetukų. Man kažkaip tokia mintis didesnė tikimybė, negu likę visi, kaip sakant, negu kad ėjimas toliau. Nes jie nori viską valdyti. Apie tai viskas aišku ir taip. Ir čia man kilo labai paprastas elementarus klausimas, ne tai ką klausimas, bet susieina visi galiukai. Kaip įsivaizduojat pasaulį, kiek tų visų giedojo asilų, kad apie pasaulio nunulinimą, apie visuomenės nunulinimą ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar susiduri su tokiu dalyku, kad mūsų šalies kodas bus, kaip sakant, vedi 0. Nežinau. Čia, kaip sakant, tas dalykas vertas apmąstymo. Ir, kaip sakiau, imam 0, nes gerai, jeigu imam, sakykim, 0, pagal tą mano išmąstymą, pagal tą teoriją, kad gaunasi nunulinimas, ir sekim tada įvykius, kas vyksta, į kur mus stumia. Sakykit, ar visi karai, imam geriausią pavyzdį, didžiai bučiuojama vėliava. Taip sakykim. Ir taip visiems aišku. Tai ir kas gaunasi? Žiūrėkit, jos, kas nekeista, praminė, kas iš kur neaišku, bet 404. Tai yra iš tikrųjų išvertus į žmonišką kalbą, tai yra šalis klaida. 0, aišku, nunulinimas yra. Tai ir žiūrėkim, kas ten dedasi. Kas dedasi. Yra naikinamos, kapitaliai naikinama tauta ir perimama valstybė į kitas rankas ir žemės į kitas rankas. Ir vienu žodžiu, galų gale pagal šitą kryptį, mano nuomonė, tai daves iki to, kad žmonės bus paprasčiausiai vergai. Savo šalyje nebe šeimininkais. Tai yra, aišku, žiauru, bet visgi, aišku, ten gali viskas kitaip išsivartyti, bet esmėje liks taip. Jie kol kas, nežinau kiek laiko, nebus vienetų, kuris turi savo ir eina su savo tikslu, o jie jau yra 0. Tai kas laukia Lietuvos? Kaip sakė Lietuva, tai čia, pagal politikus, tai čia iš vis antra Ukraina, net ne antra Ukraina, čia iš vis jau, galima sakyti, broliai Ukraina, tipo to. Tai ir čia žadamas nunulinimas. Keista, bet taip, tokios tendencijos. Aišku, kaip viskas vystysis, pažiūrėsim. Dabar kitą dar norėjau dalykiuką trumpai paminėti. Aišku, balsavau tik už Eduardą Vaitkų ir kitaip net nemanau. Ir šiuo metu buvo tokių nuomonių, klausiau, kad dabar, į rinkimus, sakiau, kad aš į rinkimus tikrai neisiu. Sako, ne, reikia eiti į rinkimus. Sakau, o kodėl? O todėl, kad reikia nueiti ir nors sugadinti biuletenį. Sakau, ne, jokiais būdais, nes jiems dabar reikia tik, kad susirinktų balsuojančių skaičius. Ir viskas, jiems dabar tik skaičiaus reikia, kad būtų įvykę rinkimai. Aš kaip tik už Vaitkų,
visa kita man nedomina ir manau, kad sveiko proto žmonės šį sykį neis balsuoti. Aš asmeniškai tikrai neisiu. Tegu daro, ką nori, kas nori, kaip nori, kur nori. Tegu dabar ten gali makaliuoti, sukčiauti, daryti. Bus susirinkusių skaičius. Ir jame manęs ir manau didelės dalies sveiko proto, kaip sakant, mąstančių tikrai ten nebus. To visiems ir linkiu. Nes tik tas rodiklis dar gali būti bent kažkoks pasispardymas, kuris bus ženklu visiems likusiam. Tai va, šiam kartui tiek, nebetęsiu. Iki.